Teisės aktų įgyvendinimas yra labai svarbus procesas, kurio metu įstatymai pradedami taikyti praktikoje. Tai yra būdas, kuriuo įstatymai daro realų poveikį. Sėkmingam teisės aktų įgyvendinimui reikalingas kruopštus koordinavimas. Tai reiškia, kad visi dalyviai turi aiškiai suprasti savo vaidmenis ir atsakomybę. Veiksmingas koordinavimas sumažina nesusipratimų skaičių. Tai padeda išvengti pastangų dubliavimo. Galiausiai tai užtikrina, kad įstatymai pasiektų savo tikslus. Be koordinavimo, net ir gerai parengti įstatymai gali nepasiekti laukiamų rezultatų. Šiame video aptarsime pagrindinės užduotis susijusias su teisės aktų įgyvendinimo koordinavimu. Mes atidžiau panagrinėsime atitikties užtikrinimo, informacijos apdorojimo ir kokybės stebėsenos metodus. Galiausiai aptarsime teisinių projektų vertinimą ir administracinių sprendimų pagrįstumą užtikrinimą. Atitikties užtikrinimas yra ypač svarbus įgyvendinant teisės aktus. Tai apima stebėjimą, kaip gerai asmenys ir organizacijos laikosi naujųjų taisyklių. Tam reikia aiškiai iškomunikuoti teisės akto reikalavimus. Valstybės institucijos atlieka labai svarbų vaidmenį stebint atitikti. Jos gali atlikti patikrinimus, auditą ar peržiūras. Jos taip pat tyrė skundus ir prireikus taiko sankcijas už neatitikimą. Kokybės stebėsena yra dar viena svarbi užduotis. Tai apima ne tik atitikties stebėjimą, bet ir teisės akto veiksmingumo vertinimą. Ar pasiekiami norimi rezultatai? Ar yra nenumatytų pasekmių? Ši analizė dažnai apima duomenų rinkimą ir analizę. Gali prireikti koreguoti įgyvendinimo strategiją, siekiant maksimaliai padidinti teigiamą teisės akto poveikį ir sumažinti neįgiamą šalutinį poveikį. Veiksmingas informacijos koordinavimas yra labai svarbus sklandžiam teisės aktų įgyvendinimui. Svarbi informacija turi sklandžiai judėti tarp skirtingų vyriausybinių agentūrų, suinteresuotųjų šalių ir visuomenės. Tai gali apimti aiškių komunikacijos kanalų ir protokolų nustatymą. Reguliarūs susitikimai, internetinės platformos ir bendros duomenų bazės gali palengvinti keitimąsi informaciją. Dokumentavimas yra dar vienas svarbus informacijos koordinavimo aspektas. Tikslus ir prieinami įrašai yra būtini skaidrumui ir atskaitomybei užtikrinti. Tai apima priimtų sprendimų, atliktų veiksmų ir visų iškilusių iššūkių dokumentavimą. Toks dokumentavimas padeda nustatyti sėkmes, pasimokyti iš klaidų ir tobulinti būsimus įgyvendinimo veiksmus. Teisinių projektų vertinimas yra nuolatinis procesas. Tai padeda nustatyti, ar pasiekiami pradiniai tikslai ir ar reikia kokių nors pakeitimų. Šis vertinimas turėtų būti sistemingas ir objektyvus. Jis dažnai apima duomenų rinkimą, rezultatų analizę ir atsiliepimų iš suinteresuotųjų šalių rinkimą. Šių vertinimų išvados gali padėti formuoti būsimus politikos sprendimus ir įgyvendinimo strategijas. Taip pat labai svarbu užtikrinti administracinių sprendimų kokybę. Tam reikia aiškiai suprasti teisės aktą ir jo tikslą. Taip pat reikia atidžiai apsvarstyti visus susijusius veiksnius ir galimas pasekmes. Sprendimų priėmimo skaidrumas yra labai svarbus. Aiškiai iškomunikuojant administracinių sprendimų motyvus, stiprinamas pasitikėjimas ir atskaitomybė. Tai leidžia suinteresuotosioms šalims suprasti, kaip priimami sprendimai ir suteikia galimybę teikti atsiliepimus bei tobulinti procesą.